Augintinio pėdutės tai yra labiausiai apkraunama augintinio kūno dalis. Kiekvieną dieną pėdutė susiduria su skirtingais paviršiais. Tai asfaltas, šlapia žolė, smėlis, purvas, net žinoma, su rudeniu atėjusi didesnė drėgmė. Tai pėdučių priežiūra yra būtina ir privalo būti reguliari. Tai kiekvieną kartą po pasivaikščiojimo privalome pėdutės nuvalyti arba nuplauti. Ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į kailį esantį pėdutėse, kad jisai būtų tinkamai nutrumpintas. Svarbu gerai išplauti, nes jame gali užsilaikyti nešvarumai, kažkoks akmenukas ar šapelis tiesiog būti lindęs. Na ir pėdučių priežiūra yra aktuali ne tik šunų šeimininkams, bet lygiai taip pat ir kačių, kurie išleidžia savo kates į lauką. Na ir kita priemonė tai pėdučių balzamai. Pėdučių balzamas padeda palaikyti drėgmę ir elastingumą pėdučių. Pėdučių balzamų galima tepti pėdutes prieš pasivaikščiojimą arba grįžus po pasivaikščiojimo, nuplovus ir nusausnus pėdutę. Gyvūnams skirti pėdučių balzamai yra visiškai saugus ir natūralūs augintiniams, todėl jeigu augintinis ir palaižia pėdutę, tai tikrai nieko neatsitiks. Na, o jeigu atsitiko taip, kad pėdutės jau turi trūkimų, tai pėdučių balzamai padės tiesiog greičiau sugyti ir suteiks pėdutėms apsauginį barjerą.